debesis negražus. Ne, man jie irgi negražus labai. Ir tas baltumas toks jų nebūna, taip normaliuose audros debesyse. Kažkokie vat pobaisiai. Mužik pasėdma, eik tu sau. Užeina, ten tampa, padėt reikia. Eik tu sau. Žiūrėk, gipsas jau ten. Pavažiuoju biškį priekį, čia Eik tu šviesa. sau. Vargšiukas. Gyvas šlapės visas vaikas. Jetau. Gal pirštinių reikia? Gal jam pirštinių kokių reikia? Ne, va tą. Va šitą dėsit? Vėtra, kas? Eik šonan, pagausi da iš lapo hasantų. Tai va dabar va kaip buvo? Nu. Sako, valdelis šį girdėjo, sako, atėjo į būkit taip. Oi, supratau. Rankas į uoką šiandien. O, atvažiavo pagalbos dar jaunimėlė kokia, padės brezentą užtraukti. Gal davai? Zigmulė. Ataik. Labas, mes tavo trobą pravažiavom, patikrinam, viskas gerai. Aida sau. Eglių gyvatvorė. Labą dieną. Nu, klausykit, kas čia daros, ne? O jei, o lapų. Kaštonas visi išvalgo. Bet mes pas mus vagi būnam, pas mus nieko tokio. Nu palankstė viršūnės ir buvo visas, čia visa pusė jo, ne? Tai gerai, kad laimingai net žmonių kokių. Ūkinis jo, svarbu namas, Jėzau Marija, nu tu klausyk. Paulius nušuokė namą draustų, suprantame. Nu. O kiek į metus mokė? Aš kas mėnesį moku, ne, po 15 eurų. A, išskirsti tą sumą, bet žinok, reikia dabar, 100 ir gaunas. dabar žinai kaip sako, reikia su draudimu, reikia imti tą jų ekspertą, nu, ta prasme, rasti žmogų, kuris tau įvertintų, kiek kainuotų pakeitimas, nesutik su pirma jų pasiūlyta suma. Nes kas sutinka, tai tiem paskui jie neišsikovoja. Bet tai, suprantate, pigiausią variantą duoda. Jo. Kaip jie, suprantate, sakė, tai vienu žodžiu, kad sutvarkės viską vienu žodžiu. Va. Stogo keitimą viską turi vertinti, nu vienu žodžiu, reikia, kad tau normaliai stogas pasikeistų, nes čia kitaip tai... Bet tai čia šiferę prilakstė, čia užmušt galėjo. Va čia jau mašinų statydavo, ne? Nu, eik tu savo. Gėlytės papildos. Ai. Žmonėm vargų. Jėvas vis tiek nėra. Bet neįtikėtinai, sakau, kaip juostom eina viskas, visai nesuprasi, kaip taip užkabino.
Čia kaip viesulas koks, žinai. Traktorio garažą visą eilė kitą foną. Ajop, čia taip piktai. Dar lietus prasideda ant viso to. Išpraus jo. Neįtikėtinai. O jis vienodas, kvadratinis? Aha, beveik. Nelabai laimingas, blėt, va. Žiūrėk, gal taip jis ilgesnis. Gal ilgesnis bus taip, apsūkas. Pločius teks taip? Jo, užteks, bet ant ilgio, blėt. Jo, atrodo, bus geriau apsukti. Labai gerai dabar. Kaip? Nu, lyg tai viskas nieko, mes vaikitado nevažiavom. Va, juosta, pas Rytą sakė. Pas Rytą 2 pušys viduj namie. 3, nu. Net stogo pasmė. Tenai, blėt. Einas. Tai žinau, prie garažą akmenį. A ten vienas šardas prie garažų traktorių. Nu, paklodė ir, ane? Žiūrėk, ant lietaus kaip tik. Jau neprilis kambarim. Nu? A kambarim pripiltų. Jo. Nu, ką daryt? Gal ten kokią lentą ant viršaus užmesti jums nereik? Tai mes čia užkalsim vertikaliai. Šitos makarus. Čia žinot, kaip vadinasi, neturėk daug pinigų, turėk gerų draugų. Taip, taip, taip. O šitas žiūrėk gernė. Kaip kur yra? Nu va, įdėk tu viskas vidun. Eik tu sau, ne. Mum gandriuko gaila. Neužkiaušytum, nikai. Na jo. Jį bandyt su vištom biškį augint, ne? Galbūt. Mes jį vieną auginam, žinok, buvo išmestas iš lizdo, tai mėsos duodavom. Apačiam yra, buvo gandrų, yra. Buvo, jo, tai vienais metais buvo. A, ne, turite nerasa? Ne, eit atsisakėm, nu kur po 14 mum per metus iš tarų, nu, žarnas renki, nu, užsiknysom nuo tų vilkų. Talka ant greičio vadinasi, su kroksais, kas su kuo suvarėm. Beglės nupjaučia, ten garažą užgriuvo 4. Na, nusodžiau tos pusės su šaknim išvertė. Einas. Tas senas man, tas pastumė į priekį. Nes man įviršų pagaut po vieną. Alblem buvo vietam perėjai. A, na pusę nuplėšė čia? Čia tai nedaug. Va čia paterškėniai sakė, jo. Nebuvau davažiai. Ai, kelis lapus? Ir iš priekį. Tai po brezentą gal reikia, bet žiūrėjau, kad užtraukia čia. Nu, staigiai išmera Aš brezentą pataikyti. didelį turiu. A ne? Tai va, jeigu ką reik žinot tokį dalyką, nes čia matai, nu ką Edman sako, ką aš vienas padaryčiau čia. Nu, jo,
Sako, tik susinerinau, tu pažiūrėk, kas darosi kieme, kiek čia to šiferio, čia užmušt galėjo. Sako, va, Ieva mašiną čia Čia va stato. gandras, va gegūrė. Nu, gandras, bet reikia jis kvėpuoja, ten reikia pakiloti jį. Va, žiūrėk, atsigavo gandriukas. Gandriuk, lipk į lizdą. Gal nieko jam ir neatsitiko baisaus. Biški prisiplojo ir viskas, nieko. Bet gerai sako, kad šiaip turėjo nuskrist, bet gal jisai iš kokio šiferio gavo. Ne, tai jisai mažas, gal dar neskraido. Nu, bet galėjo jau biški. Tai priėmimą vežam į Ukmergę. Ne, jis atsistojo, atsigaus, viskas gerai, važiuojame. Jeigu ant kojų stovi, tai bus gerai. Nu dabar atsisėdo. Tai gerai, nu tai jam sunku, jis negali ištisai stovėti. Bet jau ženklus rodo, geras, stengiasi gyventi. Nu va, prašom dar. Į Bančišėnus kelio nėra. Ai, nu. Jau susiformavo kelias biškiai aplink. Nu pasakyk, Ras, vat, nu dabar gerai, kad Edma apsidraudęs buvo, ne? Jo, iš tikrųjų labai, nors sakė apsidraudė tik po Krušos, bet iš tikrųjų labai gerai, kad apsidraudęs, nes, nu aš netikėjau draudimais. Nu, neatrodė, kad jie galit, kai tau bus bėda padėti, bet pasirodo padeda. Ne, nu bet šiaip man tai įdomu, kad, nu tai gerai, tie draudimai, nu, sakysim, vis tiek tai yra biznis. Taip. Tai vis tiek turi būti, kad tie, kurie atgauna pinigus, dar dvigubai tie, kurie praranda, ar gal trigubai daugiau. Kaip čia yra, kodėl iš vis veikia visa šita sistema? Kodėl va, taip lengvai moka pinigus, kaip tu galvoji? Nu, tai gal dabar taip lengvai moka, bet va, turbūt tiem, kuriem išmokas jau davė, tai pakels įmokų skaičių, dydį. Nu, bet bus vis tiek, įmoka va, aš didesnė. buvau nustebęs, kad tiek daug išmoka pinigų. Taip, bet čia gal kada buvo ekstremali situacija, čia irgi ir valstybė gal, bet ne, sako, per draudimus viską jie gavo. Tie, kas apsidraudė, gavo grinai iš draudimų. Mistika, bet jinai veikia. Tai eisi Gal kaip draustis? užsienį pasidarė. Eisi draustis ar ne? Taip, drausimės, namą dabar viską drausim. O tai užsienį, kaip užsienį? Tai užsienį tipo draudimas ne biznis, kaip gaunasi? Tai biznis aišku, bet kažkaip, žmonėm jisai toks irgi būdavo, kad atsiperka iš tikrųjų. Nu tai kaip gali atsipirkti, jeigu tu vis tiek turi minusą? Atsiperka ta prasme, kad tau jeigu bėda, tu bent jau gauni tos pinigus. Toks principas, kad, tu pats pasakojai, Norvegijai. Draudimo direktoriaus boba turi vis tiek su Lexusu važinėti, ar ne? Tai tu apmokėsi, Tai tu turi aišku. apmokėti, gi jis pats apmokės. Tai aišku, kad kaipgi be Lexusų ir be kokių ten, kaip ten dabar tie vadinasi? Tesla. Ne, Tesla jau ne to. Žigulys. Ne, kaipgi tie vadinasi, tokie kvadratiniai. Zaporožėtis. Tas, Kažkoks. Gelikas. Gelikas, su geliku reikia važinėti, jo. Matai, kas darosi, verčia medžius, oras nenusakomas, Dievulis pyksta už karštis mūsų nerealus, nuodėmes. tai karšta, tai lyja, tai vėjas, tai debesys kažkokie neaiškus. Gerai. Ir bėdų žmonėm pridaro. Kaip tu manai, ar čia savaime viskas vyksta, ar kažkas manipuliuoja šito oru? Ką žinau, kas ten manipuliuoja? Manipuliuoja gal. Tai kaip tokie karščiai niekada taip nebūdavo. Sakydavo, anksčiau senoviai būdavo vasaros karštos, žiemos šaltos. Taip, tai gal taip ir turi būti, bet neturi būti taip, kad staiga karšta, o naktį 10 tik tai šalčio šilumos. 10, paskui 30. Bet tu sakai, ačiū Dievui, kad naktį šalta. Tai to, kad man tai nepatinka miegoti, kai karšta. Aš nemėgstu karščio, man patinka, kai vėsiau. Gerai, atkreipkim dėmesį į nukritusi medį. Pažiūrėkit, viskas. Lūžo. Ir svarbiausia, kad jis nėra nei koks labai didelis. Va, pažiūrėk, čia krūmas realiai. Va šitie atlaikė didieji. Ir ką? Ir jie stovi ir stovės, o šitas jau viskas ant kelio. Ir kažkodėl visi ant kelio sugriuvo. Kad jiem dėmesio žmonių reikia. Turbūt. Gerai, važiuojam. Bet įdomiai žmonės išsprendė, žiūrėk, jie vietoj to, kad patrauktų medį, ne, apvažiuoja ir savo gerai, o ką. Ne, tai o mes, kad patrauktume, užuot interviu minėdai, darom kažkokius spektaklius. Reikėjo atsivežti. Da ladna. Ne, tai gerai. Aš nepatrauksiu. Ne, tai aš manau, keliukas natūraliai formuojasi va čia dabar šone. Nes pagal kiek taisyklės privalai patraukti. Turi teisės, va ir traukti. Ne, aš tai nevairavau, tu vairavai. Ai.
Tai tipo čia mano bėda, aš ne. Maladės, patraukė, užžiek biškį, va patraukė, jau geriau bus važiuoja dabar, dar trauk. Tai duok, aš nufilmuosiu. Ne, aš negaliu, nu man trenas skauda. Greitai. Su tom strėnom bėda. Pas vyrus tokias problemas, žinok. Ant stogo vakar tai su kroksais lipai, o šiandien Nu jau tai žinai, kai negaliu. padėti reikia, adrenalino Negaliu. sukyla. Va, žiūrėkit. Kai žmogus tam tikroj būsenoje atsiranda didelės jėgos specialiai. Moteris... Tos būsenos nėra. Nu, pafilmuok, kaip aš Daug traukiu. prišnekėjom. Pafilmuok vyrą. Tik strėnas saugo. Dabar žiūrėkit, kaip traukiami yra medžiai nuo gatvės. Ajop, ratas merkane meter. Vieną dalį jau patraukiai. Oho. Galiūnas tiesiog. Prašom. Gal jau gerai? Dar biški. Pusę kelio jau gerai, dar pusę. Jau negaliu, remiasi kitą medį. Ai, nu. Nu va, jau pusę ratų ant kelio bus, kai važiuosi. Gerai, Nebereiks pasižadam, peržo. atvažiuosiu su benzopjūklu, nupjausiu tą medį ir už darbą malkų pasimsiu. Malkų lapų. Raselė, šiukšlė dar surenka. Kodėl reikia šiukšlinti? Taigi dabar jau surenka, va. Ai ne, šitas. Ir čia galima, taigi galima priduoti. Senovinis gal dar iš tų laikų. Ai, nu. Lysk. Gražuola. Vyras pailsa. Tik kvepuoja, matysi į kamerą. Va, pažiūrėkit, tiškus. Žmogus amžinatelsi. Atrodo, va šita va sodybėla, va tiškaus sodybėla. Amžinatelsi. Nieko, nei vieno lapelio nenuplėšta nuo stogo. Kaip čia taip praėjo šuoras. Viskas. Ir tvartas, sveikas, viskas gerai. O pas kitus žmonės nudraskė viską. Man tai įdomu, kaip va taip šuorų praėjo. Paukščiukas krenda priekį, pažiūrėk. Paukščiukas. Aha, tikrai. Jis mus lydi. Pasiūtęs paukštelis, nepervažiuok. Taigi aš nevažiuoju. Bet jis įdomus, kad jis į šoną nevaro. Jis atrodo kaip kelią rodo namo. Taigi rasim ir be tavęs, mažutį. Dieve mano. Važiuok, skrysgi nulauk. Kur čia varinėjai į priekį, aš nesuprantu. Namo. Namon. Nu, Namo. va, į krūmus nuskrido. Ne, namo, Vis tiek važiuoja. Dieve tu mano. Kaip įdomu. Bet įdomus jisai sutvėrimas, nu. Gal tikrai žinom, kur mes gyvenam. Klausyk, Rasutė, pasakyk, kaip taip keistai praėjo ta audra per Sližius. Jo, keistai, per vidurį vos ne. Nu, iš tikrųjų, palietė, galima sakyti, 3 namus. Gal aš nežinau kaip su dvaru, bet realiai, nu, va, tas Mes šiandien šuoras žiūrėjom, toks, nieko ten neatsitiko dvarui. Nieko? Ne. Nu, bet va, kitur ir medžius nulaužė, ir tokius nemažus medžius. Tai Laibiški sakė, kokia audra didelė. Jo. Sako, Latvijoje kokia didelė ten kažkur. Tai Ne, bet tai gerai didžiausius būna medžius. kraštuos įvairios, bet per kaimą praėjo, bet vidury kaimo. Per kaimą, va taip, visai šalia namas, jam nieko, o va ten, va keli 2-3 namai, visi... Nu, kažką Žagarinkoje tai nei kažkokie- vienas lapellis nenukritęs. Nu, nukentėjo, nu vienu žodžiu, kažkaip Va, pas mus įdomu. prašom, viskas kaip ir jokio nieko. Tiu. Aha, Šakos, va, braukė per mašiną. net lapų nepribirėjau, oboliukų. Nu, obaliukų, nu, bet jiem laikas jau birėt. Nu, šiandien jau prinokusi valgiau. Valgiai, aš irgi valgiau.